Labas. Šitą podcastą pradėjau kurti tam, kad žmonės, kurie eina sąmoningumo ir dvasingumo keliu, turėtų ką įsijungti ant fono, kai tvarkosi namus, plaunasi indus ir galbūt daro dalykus, kuriuos nelabai nori daryti. Turiu tavęs vieną vienintelį prašymą, jeigu manai, kad toksai projektas yra reikalingas, paspausk ant mūsų kanalo subscribe mygtuką ir ant šito video like, tai pažinosiu, kad šitas projektas yra reikalingas ir stengsiuosi pakalbinti kuo daugiau žmonių, kurie eina sąmoningumo ir dvasingumo keliu. Ačiū tau, pasijungiam ryšį ir jeigu kyla bet koks klausimas, drąsiai klausk jį komentaruose, mes su pašnekovais pasistengsime tos klausimus atsakyti. Na ką, gero žiūrėjimo. O gal klausimo. Abiejų. Tai sveiki visi, kas dar nepažįsta Ingos, susipažinkit. Inga yra jogos akademijos įsteigėjas, joga gyvena jau 30 metų, yra didžio jogo Baba Pilot mokinė, apkeliavus Indiją. Turi be galo daug patirties, žinių, išminties. Tikrai, kai klausaisi Ingos, visą laiką matai, kad joje telpa tiek daug asmeninės praktikos ir tiek daug asmeninės įdirbio visame tame jogos kelyje. Ir šiandien mes kalbėsim labai spicy tema apie nušvitimą. Man atrodo, šita tema dabar yra labai aktuali, nes daugelis pradėjo kažkaip tai čiupinėti tą sąmoningumą, dvasingumą, jau praktikuoti jogą, meditaciją. Ir visi žinom, kad įveikia 8 jogos žingsnius ir pakopos ir tada gauni nušvitimą. Sveiki visi. Tai va, tai pakalbėsim apie tai. O, viskas gerai. Taip. Taip pat galvojame apie tą jogą. Tema šiandien mūsų labai įdomi Aha, ir sudėtinga, bet pabandom. bandom. Taip. Taip pat kalbam apie tą jogą. Kodėl joga? Kodėl joga kam? Man, visiems. Bendrai. Kodėl joga verta, ar ne, praktikuot, gal šitaip. Gal todėl, kad tai yra tokia labai universali ir plati sistema, lavintis, evoliucionuoti. Man atrodo, kad jinai yra pilna. Tai nereiškia, kad, kaip sakom, joga išgydys, joga viską padarys tavo gyvenime, bet jeigu kalbam apie kažkokią tai sistemą, mokymą, per kurį mes galėtume transformuoti save, galėtumėm evoliucionuoti kaip siela, galėtumėm susitvarkyti su savo protu, emocijom, savo kasdieniais gyvenimiškais dalykais, tai, man atrodo, joga yra puikia sistema, nes įjungia savyje ir fizinį planą, ir emocinį, mentalinį, ir dvasinį. Tai praktiškai visas tas, iš ko mes susidedam. Ir jeigu imtumėm kokią nors siauresnę dalį, aš nesakau, kad tai yra blogai, bet yra lubos. Tarkim, pradėjom kokią kitokią sistemą. Tarkim, net jei ir jogoj kažkokią tai vieną dalį, tarkim, paimam tik asanas, tik fizinius pratimus. Kurį laiką žmogui tai bus tobulas dalykas, bet po kažkiek laiko bus pasiekta riba, už kurios ieškosi savaime vėl kažko tai kito. Lygiai taip pat su kokiam kitom sistemom, tarkim, sporto klubas. Žmogus eina ten iš tiesų labai gerais ketinimais, būti sveikesniu, būti pozityvesniu, gal nugalėti savo tingėjimą, apatiją ar susitvarkyti kūne ir kažkiek tai laiko jisai tai praktikuos, bet greičiausiai svareliai, bėgimo takelis jam nesuteiks žinių apie sielos evoliuciją, apie dvasinį kelią. Tai joga, aš manau, yra ta sistema, per kurią žmogus gali puikiai realizuotis. Pakalbam dar apie tos 8 jogos principus. Man atrodo, dabar gyvenam tokiais laikais, kai tikrai labai daug yra jogos mokytojų kursai labai yra populiarus dalykas. Ir kaip yra su tais 8 principais? Ar tu gali sakyti, kad tu esi jogos mokytojas, jeigu nesilaikai tų visų 8 principų? Ar vis dėlto jau tikrai esi jogos mokytas tada, kai tu esi įvaldęs tos visus principus. Bent jau, nors matau, kad įvaldyti pilnai yra sudėtinga, bet bent jau kažkiek esi įvaldęs tos principus. Labai daug galvojau šito klausimo ir
vienpusiškai atsakyti negaliu, bet pasidalinsiu savo apmąstymais. Kas yra mokytojas? Imam labai paprastą variantą, gerai? Jeigu, tarkim, aš žinau, kaip reikia atlikti asanas. Imam tik paprastą vieną iš 8 pakopų, 3 pakopą, žinau, kaip atlikti asanas. Teisingai, labai daug mokiausi pas tuos, kurie žino, kaip tai daryti, jie buvo mano mokytojai, ne? Tai aš galiu būti tavo mokytoja asanų atlikime. Tai galiu būti mokytoja. Bet aš būčiau mokytoja asano atlikime. Bet asanos jogos dalis. Tai manau, kad taip didžiąją dalimi ir vyksta. Kada žmogus kažkiek tai įvaldo dalykų ir jisai gali pamokyti kitą tų dalykų atlikti, tai jis gali būti jo mokytoju. Tai čia tas toks tik mokytojas, guru ir viskas, tai aš žiūriu paprastai. Jeigu mes kalbam apie meistrą, ne, jau aukšto lygio, tą, kuris įvaldė visas 8 pakopas, tai jau jisai yra samadhi meistras. Bet aš žinau vieną samadhi meistrę moterį, kur jos šalia esanti moteris, tam ašrame Indijoje gyveno ir ta moteris jos prašė, ar tu gali būti mano mokytoja samadhi, atvesti mane iki samadhi, aš tavęs prašau. Ir jinai sakė, mokytoja yra ne mano kelias, aš nenoriu būti guru, aš tiesiog galiu tau padėti, būk mano jaunesnė sesuo ir aš tave to išmokysiu. Tai kad tas, man atrodo, šiais laikais žodis jogos mokytojas labiau yra toks, žinai, norimas ego etiketė, kurią labai smagu užsidėti savo, bet, pavyzdžiui, kaip aš sakau apie save, jeigu, tiem žmonėm, kuriuos aš mokau, sakau, jeigu jūs mane laikote mokytoja, jeigu jūs iš manęs ko nors išmokstate, tai tebūnie mokytoja. Aš pati savo šito vardo visiškai nenoriu dėtis. Ką aš galiu pasidalinti. Galiu patarti, galiu pamokyti kažko tai, bet žodžio vardo savo mokytoją aš visai nenoriu, nes tai yra beprotiškai didelė atsakomybė. Bet jau po tiek metų jogai, tai jau galiu sakyti, kad jūs mokate. Žinokit, metai jogo iš vis jokios skirtumų. Turiu omeny vis tiek apie jūs, kad ne tik tais metai yra tikrai daug dirbant, daug praktikos, daug patirties. Šio to galiu pamokyti žmonės, bet tai, kad ateikit, aš jūsų mokytoja, aš šito tikrai nenoriu ir savo nusiemu nuo savęs šitą vardą. Iš kitos pusės žiūrim, ar ne? Mes vakar kalbėjom, kad ką turėtų žinoti jogos mokytojai. Tai jeigu žiūrint to paprastų žmogiškų tokių gyvenimo iš tos pusės, tai mokytojas nekalbam apie guru, apie samadhi meistrus, kalbam apie šitą žemišką paprastą lygį. Tai manau, kad vertėtų įgyti tų savybių, kurias, labai žinoma žodis pedagogas, turi pedagogas, ar ne? Tai yra žinių, kaip mokyti. Ir čia yra daug momentų, todėl kad reikia būti empatišku, reikia pajausti savo mokinį, reikia mokėti perteikti suprantamai aiškiai žinias. Jeigu grupė arba žmonės nesupranta arba jūs neaiškiai dėstote savo dėstomą dalyką, didesnė tikimybė, kad mokinys arba tas tiesiog žmogus, kuris atėjęs gauti iš jūsų, atliks neteisingai, neįsisavins, nesupras, iškreiptai supras. Todėl yra dalykų, kad reikia žinoti, kiek informacijos duoti, kokiais kiekiais duoti. Aš visada pasakoju studentam jogos, kad yra žmogus, kuriam tu gali duoti žinių visą kibirą, nes jo talpa yra, jis gali jas paimti, o kitam tik po lašelį su pipete. Ir va čia mokytojo yra atsakomybė, nes tu gali sulaužyti tą mokinį.
Tai tų žinių visai gerai būtų turėti, jeigu yra toks šauksmas vidinis mokyti kitą žmogų. Tada reikia lavintis mokytojo profesijai, galima tai būtų pasakyti. O šiaip mes iš dar kitos pusės, vieni kitiem mokytojai, visi kažko mokom. Ir šitas momentas, Taip, visi šitą žinom, tik tai dažnai pamirštam, kai vyksta nemaloni situacija, kokią mes pamirštam, kad tas žmogus, kuris atėjo ir tau įgėlė, arba sukūrė kažkokią nesmagią situaciją, kad lenktis jam ir dėkoti, kad jis yra tavo mokytojas. Tai netgi, man atrodo, čia buvo tas didžiausias lūžis gyvenime, kai supranti šitą tiesą, kad kiekviena situacija, kiekvienas žmogus yra tavo mokytojas ir tada nebegali nieko kito kaltinti, nieko kito pykti, niekam kitam užkrauti atsakomybės, nes kad vyksta kažkokia nemaloni situacija, tai arba tu pats tai turi, arba tai kažkoks veidrodžio principas, ką tu rodo apie tave, arba tai yra kažkokia pamoka, kurią tu turi išmokti. Ir tada nebelieka to tokio, kur jis mane įskaudino, jis man padarė, jis mane įžeidė, ir toksai, kur čia aš susikūriau šitą situaciją, kur čia mano buvo kažkoks toks veidrodžio principas, kur aš lygiai taip pat elgiausi su kažkokiu žmogumi. Ir tada pasidaro, tada reikia savo priminti, kad aš tik mokinys. Visą gyvenimą esu tik mokinys. Ir labai dažnai teorija netampa praktika. Dėl to, kad žmogus mokosi, galvodamas, ką jisai pamokys kitus išgirdęs naują žinią. Pirmiausia, ar tu skaitai knygą, ar klausai žmogų, kuris kalba, žiūrėk, ką tau visata nori per jį pasakyti kaip mokinį pirmiausia. Tada patir praktiškai ir paskui gali dalintis tą informaciją. O labai dažnai, tik pabuvus vienam seminare, dar nesuvirškinus ir neįkūnijus, kaip aš vadinu, einam mokyti kitus žmonės. bet tai geriausiai išmoksi tada, kai mokai kitas. Tai gali treniruotis, kaip aš sakau, savo mokiniam, kurie ruošiasi vesti jogos užsiėmimus, sakau, pirmas jūsų mokinys turi būti sienos. Aha. Atsisėdot kambarį ir sienom paaiškinot. Tada gal artimieji draugai, kurie gerai jūs pažįsta ir jeigu jūs ten suklysite, gali jum ir parodyti kažkokias jūsų klaidas ir atliepti, kaip jums sekasi. Prieš tai, kai jūs išeisite į visuomenę ir ateis nepažįstami žmonės, nes prisideda ir jaudulys, ir visą laiką ta tokia savivertė, ar aš čia gerai ar negerai, o gal toks didelis ego, kad nesvarbu, ką sakysiu, visi turi paklusti. Tai kiek žmonių, tiek situacijų, aš manau, bet jeigu reziumuojant, tai pirmiausia tapti mokiniu ir perteikti žinias kitiem tik tai, ką patyrei realiai pats, tai, ką nuo savęs gali duoti. Visą kitą gali papasakot, kad mokytojai kalba, yra tokia informacija, tą sakė, ne aš, ar ne, nes tu gali duoti tik tai, ką turi, ką patyrei. Gerai, einam prie to nušvietimo. Smagiausias, didžiausia dalis. Tai kaip yra su to nušvietimu? Pasikalbam. Vadovėliai jogos sako, 8 žingsniai, praeini 8 žingsnius, viską išmoksti padarai ir tada... 8 žingsnis yra samatė. Praeini 7 ir jau su transparantais į samatį. Tai ką aš turiu pasakyti? Tai taip ir veikia, ar ne? Taip ir veikia. Paprasta. Taip. Tiesiog reikia valdyti tos visus vienas po kito įvaldai, tada gauni tą ir tu gali, nežinau čia kaip paklausti, ar yra kažkoks tais skaičius gyvenime, kurį tu turi prieiti, kad tu pasiektum tą nušvietimą, ar tu tiesiog savo gyvenime gali sukoncentruoti savo energiją, jėgas ir daryti viską pagal jogos vadovėlį, pagal šventraščius, ar ne, ir taip gauti tą nušvietimą? Ne. Jisai ateis, jeigu sąmoningai judėsi savo evoliucijos keliu. Kodėl sakau savo evoliucijos keliu? Todėl, kad dabar kalbėsiu tai, ką moko jogai ir ką visa šita filosofija aiškina. Kiekviena siela gyvena savo gyvenimus.
taip, patiria savo transformacijas. Kodėl mes sugrįžtam į šitą žemę, kodėl mes čia vėl vis gimstam ir gimstam, todėl kad patys kuriam karmą savo. Ir mes ateinam pagal praeitą nugyventą laiką pragyventi šito gyvenimo karmą. Tai jeigu taip paprastai sudėlioti, kad prieš tai buvusi minutė sukūrė tai, ką aš dabar pragyvenu ir tai, ką aš šią minutę pragyvenu, sukuriu ateinančią minutę. Tai lygiai tas pats gyvenimuose. Praeito gyvenimo veiksmai, pasirinkimai, mintys, jausmai kuria šitą gyvenimą. Ir tai yra kaip programa, kurią siela turi pragyventi. Yra vadinamos jaunos, nebrandžios dar sielos ir labai brandžios sielos. Tai įsivaizduokit, kaip dabar gyvena daug žmonių, vienam 90 metų, kitam 3 metai. Tai galima tą patį palyginti su siela. Gerai, bet tos jaunos ir brandžios sielos. Yra jauna siela ir tada prie tos jaunos sielos prieina ta informacija apie šitus principus ir kad tu gali praktikuoti, tu gali tobulinti ir sakyti, ar tu gali tą jauną sielą. Neprieina. Tiesiog neprieina ta informacija. Greičiausiai neprieina, todėl kad jinai turi savo uždavinius, kuriuos jinai turi tam tikrus dalykus įvaldyti, subręsti ir kiekvienam yra savas kelias. Tai gal čia yra tas ego momentas, kur jeigu jau prie tavęs priėjo ir tu jau čia supranti, apie ką čia vyksta, ir ateina tas toks ego, kad čia gal aš dabar taip darysiu ir paimsiu ir nušvis. Taip, galima ego patraukti ir susivokti, kodėl žmogus atsidūrė čia ir dabar toj vietoj. Pavyzdžiui, kodėl netyčia, kabutėse, tu sėdi pas samadhi meistrą seminare. Kodėl? Kažkaip tavo gyvenimas, gyvendamas per tave, atvedė tave į tą vietą. Tai jeigu tu jau papuoliai pas tą samadhi meistrą, tai vadinasi, galbūt jau pasiekiai tą gyvenimą, kur Gali užduoti savo klausimą, kodėl aš čia. tu gali pradėti čiupinėti tą temą, ne? Buvo tokia situacija, pas mūsų guru atėjo verslininkas, labai turtingas žmogus ir sako, klausykit, man visiškai neįdomu, ką jūs čia aiškinat, ko jūs čia mokot, man tos jogos visiškai nereikia. Žodžiu, ar jūs galit man padaryti, kad aš pasiekčiau tą ir tą. Žodžiu, aš tai šitą daryti nenoriu ir man neįdomu. Ir mokytojas paklausė, o jūs uždavėt klausimą, kodėl jūs čia sėdite? Tai turi prasme, reiškia, tam gyvenime tuo metu tas žmogus turėjo čia atsirasti. Gal jį kažkas labai nervins. Tarp kitko, kada klausai seminarą, paskaitą, kažkokią informaciją ir tave tai erzina, tai jau yra transformacijos dalis. Jau yra paliestas kažkoks trigeris. Ir jis paspaustas. Reiškia, tai jau vyksta. Ir ar tai pozityviai, ar tai negatyviai vis tiek vyksta. Todėl kiekvienas žmogus atsiduria ten, kur jam reikia atsidurti, tik tai protas įsijungia ir pradeda visokius išvedžiojimus. Ir kaip tu minėjai, taip ego gali užimti teritoriją, kad wow, aš jau tobulas. Tai uždavinys atrūšiuoti pilus nuo grūdų. Užsiminėt šiek tiek apie savo babą. Tai ar jūsų baba pilotai yra nušvitęs? Jis patyrė samadhi, daug kartų yra demonstravęs samadhi viešai. Ir aš manau, taip kaip supratau, kodėl, ar ne, nes kam samadhi viešai demonstruoti. O ką reiškia tas viešas demonstravimas? Tada publikoje žmogus įeina į samadhi būseną. Tai daroma po žeme, gali būti kubė su vandeniu arba be oro kažkokioj tai erdvėj. Aš suprantu, kad jogai gal to ir nereikėtų daryti, gal reikėtų, jo gyvenime taip gavosi, ar ne, kad jisai, aš suprantu, norėjo kažkaip tai žmonėm pranešti žinią, kad tai neliktų tik, tokių svaičiojimų lygmenį, kad buvo mokslininkai prie jo pajungė įvairius aparatus, kurie sektų, kas vyksta su kūnu samadhi būsenoje. Nes, mes žinom, kad mums reikia mokslo patvirtinimo, ar ne, didžiai daliai žmonių, jiems sunku patikėti, jeigu kažkoks prietaisas fizikinis neparodė. Tai buvo demonstruojami tie samadhi išėjimai. Tai ir tu kaip pasiekiau tą samadhi būseną, vadinasi, gali tiesiog vėl grįžti tą būseną, tu paskui mygtuką, atsisėdinčiu.
tada taip. Samadhi. Taip, jie gali, Samadhi. todėl kad jie žino, kaip valdyti visus informacinius energinius procesus, jie žino, jie gali valdyti savo kūną, savo energijas ir jie gali tai kartoti. O jūs buvot šalia jo, kai jisai buvo samadhi būsenai? Ne, nes tai buvo senai, jisai jau kada aš pas jį patekau, jisai šitų dalykų nedemonstravo, tai buvo žymiai jaunesniam laikotarpį. O ne su juo, su kažkuo kitu yra tekę? O ne, aš tokiuose renginiuose nedalyvavau. Nes šiaip tai girdėjau iš pasakojimų, kad kai būnė tose kambariuose, tose erdvėse, kur būna tie aukštą sąmoningumo lygį pasiekę guru, praktikai, kažkoks ten būna toksai stebuklingas, magiškas jausmas. Tai tam nereikalinga, kad jie įeidinėtų į samadhi. Kaip jie sako, mes visą laiką ten. Tai kadangi tie meistrai, jie per juos tiesiog transliuojasi dieviška energija ir šviesa. Ir tam lauke tu jautiesi taip, jautiesi visiškai kitaip, bet čia yra vienas bet. Pajusti tu gali tiek, kiek tu esi atsivėręs tam. Reiškia, jie, kaip sako, aš nieko negaliu duoti, ko tu nepasiruošęs paimti. Tai vėl visi žinom tą pasakojimą, kad į pilną puodelį nieko neįpilsi, ar ne? Reikia pirmą ištuštinti jį, kad paskui įsilietų. Tai nuo to irgi priklauso. Paprastas žmogus eis pro nušvitusius žmogus ir nieko nesakys. Jeigu jam bus lemta ten patirti kažką tokio, tai tiesiog savaime kažkas ištušties ir atsivers ir įsilies tą šviesą, nes kažkodėl jisai ten atėjo. Tai aš klausiau žmonių, kurie su mumis, Pilot Babagi buvo atvažiavęs į Lietuvą, ar ne, pas mus į svečius ir buvo su juo susitikimai ir ten apie 100 žmonių buvo. Vieni žmonės sako, tiesiog sėdėjau ir žiūrėjau į dėduką. Sėdi senas žmogus, kažką kalba, nieko, ar ne? Kitam atsiveria kažkokie suvokimai, kitas sėdi palaimingoj būsenai. Dažnai tokio meistro lauke tiesiog dingsta mintis, įvyksta meditacinė būsena, dingsta mintis ir visi klausimai ir visos emocijos ir viskas išnyksta, sėdi ir ta būsena yra palaiminga, bent jau su manim tai buvo. Iš tikrųjų iš jos labai nesinori išeiti ir kada mokytojas jau išvyksta ir tu turi grįžti į savo kasdienybę, kaip sakoma, kai grįžti namo prasidės jūsų tikras dvasingumas, patikrinsim. Tai iš tiesų aš turėjau savo galvoje gerai pasikauti, nes iš tiesų buvo ta būsena, kad nieko daugiau nereikia. Iš vis nieko nereikia. Va taip sėdėčiau ir viskas. Bet siela tai turi praeiti savo kelią, savo uždavinių, savo visą programą, reikia gyventi, reikia praktikuoti, reikia valytis. Ten, kada tu būni, tai va toks, žinai, kaip sėdi palaimingas šviesuliukas. Tu tarsi tam lauke, tave tai tuo užpildo ir tu tuo tampi. Bet tu grįžti į gyvenimą, tą nerealų tą gyvenimą, kaip pasakytų samadhi meistras, ir visai kitos vibracijos yra. Tavo protas įsitraukia į darbą, uždavinius, bendravimą ir tada norisi nuo to pabėgti nuo savo konkrečių uždavinių, tai ką tu turi padaryti ir vėl sėdėti. Dabar galvoju, kad kai vyksta tais ašramus, kai girdim tas istorijas, tai Hollywoodo žvaigždės, šiaip turtingi žmonės varo į ašramą ir aš dabar galvoju, nėra taip, kad jie tiesiog pabūla toje energetikoje ir jie galvoja, taip, man čia var. Tai čia yra nesutraduoda ir tiesiog vis lieka ten gyventi. Gali būti, tai nereiškia, kad tai yra neteisinga ar kažkaip. Tai jeigu to žmogaus gyvenime tiesiog natūraliai pribrendo tas laikas, kada jisai turi išeiti į ašramą ir ten galbūt 3 metus atsiskyrus ir tai jo sielos evoliucijoje, jo programoje taip yra, tai jisai bus ten, kur turi būti ir viskas tobula. Todėl negalim lyginti savęs su nei vienu kitu žmogum ir matuotis to. Reikia žiūrėti, kas mano kelyje ir ar aš atlikau viską, ką turėjau atlikti. Tai aš, bet guru matyt, nuskaitė, ne manęs vienos, gal tokią mintį ir jisai taip atkišo pirštą ir sako, ir nebandot prie manęs prisirišti. Prisirišit prie manęs jūs vergai.
Bet taip griežtai pasakė ir taip suskambėjo. Ir aš visą laiką sukau kaip mantrą šitus jo žodžius, kad aš neprisiriščiau prie to mokytojo. Ir aš žinau, kad aš nepaliksiu savo gyvenimo, bet tai tarsi visą laiką sukasi toksai. Reikia suprasti, kad va, tas saldumas, žinai, kaip nektaras, jisai traukia. Bet ne, mes turim nugyventi savo gyvenimą. O buvo per gyvenimą ir kiek žinau, kad kai turi priėmus tą dikšą, ne guru, tai tampi jo mokinėm. Ir tada kaip ir energetiškai, ten mokytojas kitą mokinį krauna, tas mokinys kitą mokinį krauna, turi tokią energetinę kažkokią tais liniją, ne? Ar yra buvo, kad apsilanko tas jūsų pilot baba per sapnus, per kažkur tais ir su jumis kažkaip tais komunikuoja? Iš tiesų ryšys su mokytoju tik toks ir yra. Tai yra subtiliajam lygmenyje ir tai gali būti meditacijai, tai gali būti sapnuose, tai gali būti bet kokiu momentu plausi indus ir tiesiog gausi žinią, bet kokiu atveju tai įvyks tik tada, kada tu laikai dėmesį tame. Paėmus dikšą nereiškia tampi mokiniu. Kaip aš sakiau, mokiniu būti, tai iš tikrųjų būti mokiniu. Visą laiką mokytis, visą laiką užduoti savo klausimus. Ką reiškia būti mokiniu? Užduoti savo klausimą, ką aš turiu suvokti, ką aš turiu atlikti, kas aš esu, kur aš einu, dėl ko aš visą tai darau, kokiu būdu tai aš galiu transformuoti save, suvokti kažką tai. Ir mokytojas, taip, davęs dikšą, jisai tokį kaip savo įsipareigojimą ištransliavo. Sako, aš dabar esu įsipareigojęs jūs pravesti iki samadhi. Tai nereiškia, kad tai vieną gyvenimą ar kažkiek, bet jisai pasako, taip, aš tau duodu ranką, arba kaip jis sako, aš esu tik tiltas, per kurį jūs praeisite, bet praeiti turite patys. Jis nei trauks, nei temps. Mokytojas visada laukia. Jis sėdi ir laukia, kada ateis mokinys ir sakys, kaip, ką aš turiu padaryti, aš pasiruošęs ar nepasiruošęs, bet mokytojas niekada nebėgios paskui mokinį. Bet jisai, kaip guru ir pasakė, jūs atėjote pas mane dikšos, reiškia, aš jums ją duodu ir toliau jūs einat patys, bet jeigu tu negalvoji, nepraktikuoji, nelaikai savo dėmesyje to vektoriaus į tą pusę, tai ryšys su mokytoju tiesiog dingsta jisai. Aš dėl ko klausiu, iš tikrųjų, dėl to, kad buvo pas mane tokia patirtis, tai noriu paklausti, galbūt pirmiausia jūsų paklausiu, išsiaiškinsiu. Bandom. Čia grįžtant prie to klausimo, kai pradedi daryti jogą, medituoti, kartais būna visokių mistinių kažkokių tais tokių išgyvenimų, kur po to galvoji, ar tu jau čia kuku, ar čia viskas yra normalu, nes buvo toks epizodas, buvau gamtoj ir ištiko toks didžiulis panikos priepuolis. O kai ištinka panikos priepuolis, pas tave ir taip protas aptemsta ir labai širdis kala daužus ir tirpsta rankos ir tu taip jau atrodo, kad jau tuoj apalpsi. Ir man tuo momentu, toks jausmas, kad mano jogos mokytoja, iš kurios aš priėmiau tą jogos mokymą visą, ir toksai kaip jinai mano viduje būtų, dar nežinau kaip papasakot. Ir jinai tokia orgilė, susikaupi dabar ir kvėpuoji. Matau ją ir jinai taip kaip su manim kalbėtų. Įkvėpi, iškvėpi ir jinai tokia vos net laiko mano ranką ir mes kvėpuojam, įkvėpiam ir man tas panikos priepuolis ir išėjo. Ir po to galvoju, ar man jau čia kupu? Ar taip gali būti, kad iš tikrųjų toksai, ar čia toksai, kažkaip tai tiesiog kažkur pasąmonė užsilaikęs yra kažkoks tais pasitikėjimas to žmogum ir taip iškyla tokie dalykai. Tai dėl to klausiu, ar jums yra buvo tokių epizodų, kai buvo labai sunku gyvenime ar kažkas tais ir kažkaip mistiškai ir per sapnus ir per kažkokias tokias meditacijas gilesnės ateina jūsų mokytojas ar... Matai, viskas yra vienas energinis informacinis laukas. Tai yra tas vienis, viskas yra viena ir kaip sako mokytojai, kad visos planetos, visi mokytojai, visi šventieji gyvena jūsų viduje. Mes esam kaip maža visata, fraktalo principu ir visi mokytojai yra tavo viduj. Tuo metu tavo šviesioji sąmonės dalis tiesiog apšvietė tavo tą juodą būseną, kuri buvo.
Ir jeigu tu turi savo dėmesyje žmogų, kuris subtiliajam lygmenį gali tau padėti, tai aš manau taip ir vyksta. Bet tai nebuvo taip, kad tuo metu jinai sėdėjo ir sakė tau. Tiesiog tai viskas vyksta bendram informaciniam lauke. Žinai, kaip jeigu taip jau pasakyti visai plačiaja prasme, tai taip veikia Dievas. Taip veikia aukštesnė sąmonė, reiškia, ta aukštesnė sąmonė tokiu būdu tau padėjo atsistot ant kojų ir pabaigti tą dalyką. O jums taip O tu jai atsivėrus tiesiog. Taip. yra buvę. Taip. Pasidalinsit kažkokiu tais vienu tokiu. Matai, aš jų net nelabai ir fiksuoju, tiesiog tai įvyksta kažkokiu reikiamu momentu, aš pamirštu ir keliauju toliau. Tiesiog kartai sapnuose būna, sapnuose tiesiog gauni kažkokią informaciją. Rytoj turi padaryti. Ne, dažniausiai informacija ateina arba minties, arba vaizdinio būdu, arba, žinok, aš tikrai, yra žmonės, kurie užsirašinėja, fiksuoja, aš šitų dalykų niekada nefiksuoju, viskas, tai įvyko, man buvo svarbu, ką aš per tai turėjau suvokti. Tai kartais tiesiog eini į meditaciją su konkrečiu klausimu, atsiduri kažkokiai situacijai, kur nelabai gal pasitiki savim ar suvoki, tiesiog užduodi konkretų klausimą, koncentruoji dėmesį į mokytoją ir kažkokiu būdu ateina atsakymas. Jis gali būti vaizdinių būdu arba tiesiog taukšt ir suvokiai, viskas. Be nei žodžių, nei nieko nebuvo, tada žinai, taip, tarsi pasitikrini galvoju, taip, nu, gerai. Tada kartais užtenka tik suvokti ir viskas pasikeičia, o kartais tu suvoki, ką tu konkrečiai turi atlikti, ką turi padaryti. Gal atsitraukti, gal užtilti, gal atsiprašyti, gal kažkokią praktiką. Labai dažnai būna praktikos, ką praktikuoti. Kokia dabar praktika turi būti. Net kartais kaip asaną atlikti, arba kūrybinis kažkoks momentas, kaip tą pranajamą arba kažkokį tai metodą pakreipti, kad va taip, kad man suskambėtų, arba tas kūrybinis man kaip mokančiam žmonės to dalyko, kaip galima ją kitaip padaryti kūrybiškai, kad tai veiktų. Tokių visokių įdomių dalykų. Būna, kai pradedi daugiau praktikuoti, daugiau medituoti, daugiau daryti jogą, man irgi keletą kartų buvo, kad aš valgau šiaip ir mėsą ir viską, bet buvo tokių momentų, kur buvo toksai medituoju ir nevalgyk mėsos. Matyt, jau labai daug pradėjai praktikuoti ir dabar tau, jeigu norite tokį didesnį kažkokį tais transformaciją turėti, kažkuriam laikui galbūt tau reikėtų nevalgyti mėsos. Ar ten reikia to mikronušvietimas, apsišvietė sąmonė. Užsidėlė toksai pavadinimas savo galvoje, daryk tai. Taip, tai tiesiog šviesioji proto dalis, ta saulėtoji proto dalis apšviečia tą tamsesnėje proto dalį ir tada vyksta pasirinkimas, va ta laisva valia, tai ką aš renkuosi. Labai nuraminat manęs, man buvo svarbu paklausti, kaip ar jau ten jaudinas išpratėjai ir viskas normaliai, kas dabar ir praskėti. Kad viskas sakė, kad viskas čia yra normalu. Taip. O kas būna, kai nušvinti? Girdėjau, kad ten gauni kažkokių supergalių. Aiškiai regystė, aiškiai jausmystė. Gali, sakė, kaip per multikus, vienas kalnas yra kitas kalnas, taip užsidega dulkės ir tada taip į kitą kalną perbėgi tiesiog. Kadangi aš samadhi nebuvau, tai galiu pasidalinti tai, ką sako meistrai, ką kalba guru, ką kalba kiti meistrai. Man tai yra labai įdomi tema ir aš klausau, mąstau apie tai. Vienas trukdys yra tas, kad mes protu, savo ribotų protu, negalim suprasti beribės sąmonės būsenos. Tai čia yra ta kliūtis. Bet pagalvoti, pakalbėti galim pabandyti. Tai visi vienareikšmiškai, jie visi kalba taip pat, todėl kad jie patiria
tą realybės būseną, nes sakoma, tikrai visi jogoj girdim, ar ne, maja, iliuzija šitą žodį. Tai va tas protinis, emocinis ego gyvenimas, jisai yra mūsų iliuzinis. Ir labai daug metų man buvo visiškai blokuojasi kažkas tai prote, kaip, va, taigi pačiupinėjai, tai kaip iliuzija, taigi realybė, bet iš tiesų jie visi mini tai, kad tai, ką visas šitas gyvenimas yra va, tas iliuzinis, ką kuria protai žmonių. Ką sukūrė, tas ir yra. O tikroji realybė yra ta dieviška būsena, kada tavo sąmonė susilieja su dieviškąja sąmonė. Tai žiūrėkit, joga žodis ir verčiasi jungtis, ne susijungimas. Tai apie šitą susijungimą kalbam aukščiausių lygmenių. Ir patekus į tą būseną, jinai tiesiog savaime įvyksta. Kada žmogus yra pasiruošęs tam, jinai įvyksta. Mes vakar kalbėjom, ar susiplanuosi samadhi. Nesusiplanuosi, tu tiesiog evoliucionuosi tol, kol ateis laikas tiesiog patirti tą būseną. Ta dieviškoji sąmonė pati tave užlies, kai tam būsi pasiruošęs. Tai atsiranda aiškus suvokimas, todėl kad tu ta sąmonė, kuri davė idėją sukurti visą šitą visatą. Tai kaip ir aišku viskas. Kaip tu tampi dievas, tai pats. Taip, tu susilieji ir tavo sąmonė tampa dieviška. Ir tada per tą žmogų, per širdies centrą transliuojasi dieviška sąmonė šviesa. Ta energija. Viskas yra tik vibracija ir banga. Viskas yra energija. Įdomu pagalvojau, jeigu tu tampi dievas, ar yra tokių situacijų istorijoje, kad, čia kaip yra velnias ir dievas, kad tu nušvinti, gauni tas visas galės ir po to jas pradedi naudoti kažkokiais blogais tikslais? Yra taip, kad vieni, sudėliosiu į sakinį gražiai, kad vieni patyrę samadhi sako, kad kai tavo sąmonė tampa ta dieviškąja sąmonė, tau nebekyla daugiau jokių klausimų ir liežuvis išvis neapsiverčia apie ką kalbėti. Tai čia ta liūdnoji pusė, kad tu supranti, kad guru nieko tau nepasakys. Ką jis mano protui ribotam gali pasakyti, aš vis tiek nieko nesuprasiu, kol aš nepatirsiu tos būsenos, ar ne? Tai su vienais būna taip, bet yra galimybė, žinai, kaip pakristi atgal, nes mes, kaip kalbam, dvi pusės, ar ne? Šitas gyvenimas toks dualistinis yra ta juoda, balta, šviesioji, tamsioji pusė, dieviška ir ta, kaip tu sakai, ta velniška arba ta energija, kuri yra su minuso ženklu. Tai yra protas. Protas ir ego. Reiškias, ir jisai turi savo paskirtį atlikti. Jis turi veikti savo prigimtį turi naudoti. Tai reiškia, reikia pabandyti. O gal tu nušvitai, gavai aiškiaregystę, bet pabandykim, o gal tu pasirinksi tamsą ir tą savo sitką, tą viršžmogišką gebėjimą tu naudosi tamsos labui. Tai yra visą laiką šitas ta kova, kaip vadinama, ar ne, visą laiką tamsa bandys šviesą, bet tik tamsos dėka šviesa, mes evoliucionuojame. Jinai dirba savo gerąjį darbą. Ir jinai nėra bloga ta pusė. Jinai atlieka savo vaidmenį. Kiek mes, turėdami šviesiąją proto pusę, tą saulėtąją ir tą iliuzinę, tą melagingą mąstymą, kiek mes į kur nueisime. Ir čia jau įsijungia labai aiški jogos praktika, budrumas. Esi budrus stebėti, kur tavo dėmesys. Ar jis šviesiojoj pusėj ir iš ten mato, išeiti iš panikos, nurimti, atsisėsti, kvėpuoti, pažiūrėti saulę į dangų, prisiminti, kas aš esu, kad aš esu visiškai dieviška siela, arba dėmesys nueina į tą tamsąją pusę, kuri ir sukėlė tą energiją ir sukėlė paniką. Ta energija tiesiog dirbo per tave. Ir mes turim laisvą valią pasirinkti, kur mes.
Tai yra budrumas ir dėmesio perkelimas iš vieno į kitą. Ir vakar mes kalbėjom apie alkoholį, ar ne? Ir tu sakai, tai kaip čia, gerti ar negerti, einam ir jaunimas mes būnam. Tai vat, kur tavo dėmesys? Jeigu jis nuėjo į šampaną, reiškia, tu esi šampaną. Taip, bet jeigu tavo dėmesys būnat ne toj pačioj kompanijoje, yra toj saulėtoj pusėj, kur apsišviečia, ar ne? Kam man to reikia, kas su manim bus, kai aš vartosiu, ar ne, kaip aš jausiuos ir taip toliau, ir taip toliau. Ar tai naudinga mano evoliucijos keliui ir jeigu apsišviečia, tai tas šampanas gali stovėti, tavo draugai gali gerti, o tu savo sėdi ir nieko. Tai tokia gera motyvacija. Gal toks būdas. Man patinka viską įvesti praktiką. Ką iš teorijos mes galim pritaikyti praktiškai? Dar tas įdomus momentas yra, kalbėjau su jogos mokytoju vienu indu ir jisai sakė, kad mes tada irgi kalbėjom apie tą visą momentą, apie alkoholį, apie mėsą ir čia atsisakyti, neatsisakyti. Ir jisai man sako, ten jisai vardais aišku ten, tas ir tas baba nušvito, gėrė alkoholį, tas ir tas baba nušvito, valgė mėsą, tas ir tas baba nušvito, rūkė cigaretės, tas ir tas baba, tada. Ir tada aš galvoju, okei, tai vadinasi, kaip yra tie 8 stepsai, 7, 8 gauni. Ir juose yra sakoma, alkoholis ne, mėsa ne, bet jeigu jie nušvito, tai vadinasi, ne tuose stepsuose yra esmė, kad tu pasiektum nušvitimą, bet tiesiog tu gyveni gyvenimus ir kai pasieki tą 1150 kažkurį tais gyvenimą, tada nušvisi, nesvarbu, ar tu praktikuosi tuos 7 principus ar ne. Jie visi sako taip, kad tavo nušvitimas niekaip nepriklauso nuo tavo planų ir pastangų. Tai vadinasi, tu gali gyventi paprasčiausią žmogaus gyvenimą? Taip ir sakoma, tiesiog gyventi paprasčiausią žmogaus gyvenimą. Viskas ateis savaime. Supranti kaip? Mus evoliucionuoti stumia nemalonumai. Ir turbūt visi patvirtins, prisiminę, ar ne, kad va tada, kai man jau buvo, jau taip blogai, va tada prasišvietė, kažkas pasikeitė, ar ne? Tai man atrodo, kad visos krizės ir visi didžiausi skausmai yra būtent evoliucijos varikliai, nes kai labai gerai mes kažkaip nesusimastom, tiesiog pasimėgaujame tą gerą būseną. Ir tie mokytojai, kurie patyrė, tai jie visi tą patį sako. O tas, kad reikia eiti, tą reikia daryti, tai jeigu tau savaime tai darosi, tai viskas, tai vat ir yra tavo paprastas gyvenimas. Kažkam, vat mano paprastas gyvenimas, kuris man atrodo paprastas, yra totali nesąmonė. Tai šitiek laiko ten tampytis, paskui sėdėti ir kvėpuot, kur tu galėtum karjerą padaryti, kažkokį darbą nudirbti, ar ten dar ką nors padaryti. Man yra mano paprastas normalus gyvenimas. Kitam nesuvokiama. O dar trečiam gal dar kitaip atrodo. Todėl iš tiesų tas noras ir savęs grūdimas į kažką tai, kas yra nenatūralu tau šiandien, tai kelia konfliktą, kelia įtampą, kelia spazmą, kelia nerimą, kelia kažkokias dar negatyves kitas būsenas. Ir jeigu tu natūraliai jauti, kad kitaip šią minutę nieko negali įvykti, tik tai šitaip, tai tavo paprastas normalus gyvenimas. Vat apie tą konfliktą, nes tas konfliktas ir kyla galbūt tame, kadangi aš susiduriu galbūt su tą situaciją bendraujant ir su žmonėm, kurie tuose visokiose sąmoningose festivaliuose, yra pas kai kurius žmonės, kurie domisi jogą, praktikuoja jogą, stengiasi praktikuoti ją pagal tuos principus. Pas jos yra toksai, kad, nežinau, toksai aršumas yra, kad kodėl tu praktikuoji jogą? Ir aš sakau, kad jogą praktikuoja kiekvienas žmogus dėl savo asmeninių priežasčių. Net vadinasi, tu visiškai nesupranti jogos. Sakau, kodėl? Nes jogai viskas čia nėra dėl savo asmeninių priežasčių, čia viskas yra labai aišku. Yra sistema, tu turi tą sistemą eiti ir tu turi tą sistemą eiti tam, kad jogos tikslas yra pasiekti nušvitimą. Ir aš tada tiesiog pametu visus žodžius, aš nebežinau, ką su to žmogum kalbėti, nes kaip ir suprantu, kad kiekvienas mes turim savo tiesą, savo realybę ir viską, bet kai jau kartu mes jau visi toj bendruomenėje jogos einam tuo sąmoningumo, dvasingumo keliu, vis tiek kažkaip ir tai atrodo, kad truputį kraštutinumai tie tokie ateina, kurie
gal reikėtų tą žmogų ir palikti, iš kurimi viskas, bet kažkaip gal norisi tos tokios diskusijos įnešti, kad gal nebūtinai joga yra tik apie nušvietimą ir kad vis dėlto tikrai joga gali būti kiekvienam žmogui tas, kas jam yra. Jeigu jam reikia asanos, jeigu jam meditacija, jeigu jam galbūt ahimsa, kad ramiau ant sąžinės būtų ahimsa. Žiūrėk, buvo raktiniai žodžiai tavo kalboje. Pirmas, stengiasi daryti tas pakopas. Tai kada mes stengiamės, tai mes esam nenatūraliai būsenai. Natūraliai yra be stengimuose. Toliau buvo raktinis žodis turi. Žodis turi neša savyje iškreipimą prievartos temai. Reiškia, niekas nieko neturi ir nieko neprivalo. Tu turi tai daryti. Iš kur man žinoti, ką tu turi daryti? Tik tu gali žinoti, ką tu turi daryti. Tai tas turi ir prievarta ir agresija, tai yra padidėjęs ugnies elementas tame žmoguje. Reikia nustoti kvėpuoti. Nustoti kvėpuoti, kapalabhati, ne, tiesiog bhastrika ir kapalabhati jos gali subalansuoti ugnį, bet va čia ir jau kyla mokytojo klausimas, ar ne tas, kuris truputėlį, ne truputėlį, jau daugiau žino, kaip gali suveikti viena arba kita praktika. Ir iš tiesų gal tu pataikai ant to momento, kai tuo metu jo praktika iškėlė jo ego ir jo ugnį ir prievartos būseną ir papuolė po ranka. Jeigu tas žmogus sąmoningai praktikuos, po 3 metų labai gardžiai nusijuoks nuo to, kai buvo tai tiesiog pakelta. Ir labai klaidinga nuomonė, kad tie, kurie praktikuoja jogą, tie visi yra balti, pūkuoti zuikučiai. Ne, pas juos labiausiai viskas ir verda, kyla agresija, kyla pyktis, žiūrėk, pakilo pavydas, žiūrėk, tas atsitiko. Geriausia tokiu atveju neiti į festivalį, užsidaryti savo kambarį ir nugesinti vandeniu savo ugnį. Kodėl jogoje mes mokinamės apie 5 elementus? Tai yra 5 elementų balansas, mes mokomės juos valdyti. Ir kažkokiam kelio etape mes nieko su jais nemokam daryti. Jie tiesiog ten kiekvieną savo žaidimą žaidžia, bet tu jau tai pradedi suvokti. Pavyzdžiui, gal tas žmogus, jis dar nesuvokia, ar ne, kad tai pakilo ugnis. Gal jis tiesiog labai didžiuojasi tuo metu savimi, kad toks protingas. Ir tas praeis etapas, jeigu praktikuos. Arba ilgai jisai gali tęstis. Todėl nesvarbu, kas ką sako. Čia gerą tą momentą paminėjot, kad dažniausiai žmonės galvoja, kad kas lanko užsiminėja jogą, kad čia viskas labai fainai, zukeliai, drugeliai. Ir kad iš tikrųjų tai pradeda kelti į paviršių visus tos savo tamsumas. Ir būna tas sudėgiausias momentas, kur tu sąmoningai matai, bet tu negali nieko pakeisti. Tu matai tą pavydą, arba tu matai tą savo ego, arba tu matai kažkokius savo veiksmus, kur nuveiki ne iš širdies, bet ir matai, ir supranti, ir žiūri juos, bet negali pakeisti. Ir toksai buvo, keistas momentas, kur pats su savim nesusipratė, sėdi ir galvoji. Bet yra labai gera žinia, kad tu jau pamatei. Geras pirmas žingsnis pusė darbo. Iki tol tu nematei šito. Tai čia vat ir yra tas tamsioji pusė, ar ne, tas melagingas protas. Jis, tavo dėmesys buvo ten toj tamsoj, kuri kuria kažkokius santykius, kažkokias situacijas, kurios kelia naujus nemalonumus. Ir papraktikavai, arba tiesiog atėjo laikas tai pamatyti, ir tu pamatėjai, oho, koks drakonas čia gyvena pas mus. Tada klausimas, vėl pasirinkimas, laisva valia. Ką aš su juo veiksiu? Ir įsivaizduok, kad tu nusprendi, eisiu nukirsti jam galvą. Aš šaunuolė, žinau, kad taip reikia atlikti ir nei kardo, nėra jėgų paimti, nei pamasuoti negali, ar ne, apie tą mes kalbam. Tai paprasčiausiai tam dar trūksta energijos. Dvasinės ir psichinės, tos psichinės jėgos, dvasinės jėgos tai atlikti. Ir tada, ką mokytojai sako? Sėsk praktikuoti. Užaugink savo jėgą ir tada susitvarkysi su tą situaciją.
gal ne šiandien. Bet tu supranti, tu žinai, kad uždarėjai į spintelę, tu pasėdėk, ar ne, drakonui. Ten gali tą ugnį savo pūsti, bet aš einu sustiprėti. Ir kai sustiprėsiu, ateisiu ir nugalėsiu. Tai ir lauki, kada tu tai galėsi padaryti. Ir tam periode, o gal tu tai galėsi atlikti po metų ar po 3. Ir per tos 2 metus susilauksi tiek priekaištų, kokia tu žiopla, ten negali ir aš tau sakiau, o tu vis nepadarei. Tai va čia vis tas žaidžiantis, negatyvus, melagingas žmonių protas toliau suksis, aplinkui tai vis tau primins, o tu praktikuoji, stiprini savo dvasią ir vieną dieną tavo sąmonė bus tokia, kad tas drakonas tiesiog išskris pats. Bet tas sviniausia yra su joga, kad iš tikrųjų tau tiesiog reikia išsitiesti tą kilimėlį ir praktikuoti. Taip, tiesiog praktikuoti. Ir viskas ateis. Visos pamokos, visos patirtis užaugs. Tai va tas ir yra tas kelias, ar ne? Aš eisiu dabar tom pakopom ant pirmo. Tu praktikuok labai ramiai, reguliariai, nes reguliarumas iš tikrųjų neišėjimas iš to pasirinkto vektoriaus savo yra labai svarbus. Ir jeigu mes iššokam, pamirštam, tame nebūnam, toks punktyrais, žinai, keliauji. Tai vėl, ar tai blogai? Ne. Gal, tau taip, ar ne? Ir jokių būdų mes negalim nieko smerkti, nieko vertinti, ar jisai teisingai ar neteisingai atliko. Negalim. Tiesiog kiekvienam klausti savęs, aš ką veikiu, ką aš darau. Ir man labai dažnai užduoda klausimus, kad pavyzdžiui sako, aš neturiu jėgų padaryti kryjų tą dieną, tiesiog, arba tokia dienotvarkė, kad niekaip nesigavo, ne? Nes... Arba PMS. Arba PMS. Tarkim, per menstruacijų periodą aš prašau, kad nepraktikuotų jokių kryjų, jokių asanų. Yra specialios programos, tai jas galima būtų, bet tai yra visai kiti pratimai ir kitokio režimo, tada tikrai nuostabiai padeda sukaupti tą energiją, bet aš stengsiuosi, aš darysiu ir tu dar gali ir pakenkti savo. Tai, bet ar tada aš iškrentu iš to kelio, ar neiškrentu, ar ne, jeigu kažko tai nedarai. Tai aš radau savo būdą žaidimą, kad tą dieną aš skaitau knygą, pavyzdžiui, kažkokią dvasinio mokytojo, aš praktikoju, aš neišeinu iš to kelio, aš tada gaunu žinių, atsigulu lovą ir paskaitau, gaunu žinių. Gal aš nueinu prie upės, pasėdžiu ir ramiai pasižiūriu į upę, leidžiu savo protui ir emocijom nurimti, ar aš padariau savo gerą darbą, tai galima pavadinti praktiką, galima. Tai sąmoningumo praktika, nes joga ne tik fizinių pratimų praktika, tai sąmoningumo praktika yra. Joga tai gyvenimo būdas. Mes čia visi per jogos mokytojų kursus, visi, man atrodo, rašė, nes buvo klausimas, kas yra joga, tai buvo dažniausias atsakymas, joga tai yra gyvenimo. Žinokit, gyvenimas gyvena per žmogų, tiesiog save gyvena. Va taip va. Grįžtant prie to nušvietimo, o galima šiek tiek švistinti valdai? Galima, aišku. Įsižiūrėk ir įsivaizduok, kad va čia, palauk, žiūrėk, va čia yra toks storas didelis vamzdis iki pilvo, kuriuo tu kvėpuosi taip. 10 kartų, tada įtrauki liežuvį, užsimerki ir va čia va, leidi viskam atsipalaiduoti. Taip pakartosim 3 kartus ir būsim ready. Ok, aš įsižioju, ištiesiu liežuvį ir kvėpuoju bastrikas. Jo, bet tu kvėpuoji tokiu vamzdžiu, ne kažkaip taip, bet jėks. Įtrauki ir atsipalaiduoji smegenyse ir nuo smegenų visam kūne žemyn. Užlaikau orą. Tiesiog nieko nedari. Kūnas pats nekvėpuos kurį orą. Ir atsipalaiduoja. Gal užteks 2 kartų. Paskui per daug neatsipalaiduos. Penktadienis galima. Jauti, ar ne, toks nueina, toks, va, paleidžia viską. Dėkui.
Toksai vietoj šamplano. Labas, per nušvitimą galim. Mane jau neša. Čia tik kliedesiai, žinai, mes kai Indijoje buvom prisižvengiams. Kas čia mane suka, kažkur mėto, žinai, kažkas raibuliuoja. Pas mus buvo toks etapas, kur viskas buvo ženklas ir ženklas. Jau. Jo. Užknisa žmonės iš tikrųjų, bet, na, pavyzdžiui, Monika labai nervavo šitas, kai buvo Indijoje. Bet, pavyzdžiui, aš suprantu, kad praeis dabar ženklai, nu toks periodas, žinai, viskas baigsis, užknis negyvai. Gerai, na ką, dar kartą? Ir dabar nuo smegenų matom, kad smegenys kaip debesėliai taip prasiplečia ir visas kūnas žemyn atsipalaiduoja. Nu, va, ir nusiema tas mentalinis krūvis nuo galvos, ką kalbėjai, žinai, tie neuronai visi išneša. Gal kaip išnešė. Nu, va, tau patirtis. O dabar aš galėčiau pasakot, supranti, kai mes tą kvepuojam, tai vyksta tas nieko. Pakvepavai, patyrei, va, tau kryja, supranti, viską žinai. Reiškia, taip yra. Tai su tuo samadhi. Kol tu jo nepatirsi, tu nieko apie jį negali pasakyti. Reikia spaudyti. Va šitai va. Bet man neužteko, tiesiog man čia viskas taip. Čia tiesiog nervų sistemoje vyksta. Va tas, va, atsimeni, kur sakiau, kada jaudinėsi, gali. Tai vienas pratimas toksai, tas, kur paprastesnis. Yra dar biški gilesnis, sudėtingesnis. Bet jie yra. Taip va, ir gali pasirinkti tekilą ar švalę pradėjau, kuris nugalės. Labas. Na štai, sužiūrėjau jau pusę podcast'o. Kitą podcast'o dalį kviečiame tave žiūrėti į Contribui platformą ir taip paremti šito projekto egzistavimą ir gyvavimą. Nesijaudink, viskas ten nėra labai sudėtinga, reikės paspausti keletą mygtukų ir aš vis laikas stengiuosi, kad antra podcast'o dalis būtų kuo gilesnė, kuo įdomesnė ir galbūt labiau įkvepianti. Na, o jeigu nuspręsi likti čia, kaip mano mama sako, YouTube'ai, tada paprašysiu tavęs, jeigu nesunku, pasidalink šiuo podcast'u su savo artimaisiais, su savo rateliu, galbūt kažkam, kas eina visų šitų keliu, tai įkvėps, padės ir bus naudinga. Dėkoju tau, palaikom ryšį.